Anonsuosiu anekdotų. Vyras ryte stovi prieš veidrodį, toks visas ištinęs, nesiskutęs, tokios keistai gelsvai pilkšvos spalvos. Po 4 parų gėrimo žiūrit į veidrodį ir su tokiu stangos garsu, taip sako, nu, nu. Ir iš kito kambario žmona sako, Petrai, ateik pusryčiauti. Tas vyras taip žiūrėdamas tą veidrodį. Petras, taip, Petras. Tai va, žodžiu, baisu yra pamesti protą, kada nežinai savo vardo ir pavardės. Ir tai gali nutikti mums visiems, bet kada, mūsų artimiesiems, vyresniesiems juolab dar greičiau. Tai va šita liga apie proto praradimą, vadinamąją senatvinę demenciją ar Alzheimerio ligą, labai plati tema, pakalbėsiu per 2 arba 3 kartus, pradėsiu nuo dietos, mylėjai, kuri jums turėtų patikti. Iki pasimatymo Patreone.